Sveiki atvykę į pigiausią šalį pasaulyje. Nu ką pigiausia? Gal su Vietnamu galėtų konkuruoti Indija, Pakistans arba Kambodža, bet esmė tokia, kad čia viskas labai pigia. Vakar pirkau neribotą internetą mėnesio už 4 eurus PM. Šiandien kavinėje valgiau tradicinį vietnamiečių bami sumuštinį už €2. Parduotuvėje kainas irgi labai prieinamas. Prostitucija, nors ana ir nelegali, bet ana vyksta. Ir moteris savo paslaugs teik tikra ganėtina pigia. Tai žiūrėkit ton video toliau ir pamatysit, kaip čia kas, bet kol kas pradedam viskon nuo pradžių. Labas rytas. Galvoju parodys, kur ir kaip čia gyvenau šiandien. Čia hostelis. Registratūra. Čia gali kimarinti. Virtuvėlį tai plius minus. Terasėlį. Vakar kimarinau čia biškį, bet nesamanku įsiemant suvalgį. Tuliks. Čia prašo, kad nešiektų žmonės į dušą. Davins tuliks. Ir čia por dušų turam. Ten davins. O čia mano kambarys. Rektylė būt gal mėgda kažkas. Čia mėgojau šiandien. 20 lovų vieno patalpo. Bet kaip ir normalia viskas čia buvo, iš tikrųjų neturiu dėl kas skūstais. 5 eurų už naktį. Dabar varom atiduoti pirdą. Reikia atsisveikinti jau. Atvariau mopėdą atiduoti, bet Paytown žmonės tai. Aš jas dabar. Bangkokas Chinatown. Keita atrodo šiap. Ir čia žiūriu visur masažus, ane reklamuojam. Geras. Čia tai visokių kvapų ir nėra, kad skaniai kvepėtų. Pridaviau skupį, atidavė pas, jokių problemų. 2 dienas prasvažinėjau tokiem judrėm miestį, nepadariau jokios avarijas. Važinėjau teorišką be teisių, mentą nesustabdė, labai viskas gera. Čia ir durian vaisius, čia ir uždraus tipo netgi. Tailandė, nes mums belikai eksmerti. O, aš tai pasėmiau, konašį pasėmiau, koldūnus kažkoks, parodysiu iš arčiau. Koldūniuką, gijozą koldūną. Pusiau su kiaulien, pusiau su krevetėm, jaučiu, kad visai turėtų būti skanė. Ragaujam. Kainavo 2 eurus. Daug vakščiau dabar. Pavargau tiek fizišką ton kuprėn tumpytais, tiek psichologišką nuo to pastovaus miestų šurmuliaus. Tai atvariau į tokį vietinį parkėlį pakimarinti. Ir žiūriu, tokiai padara čia kamarėn prie vandens. Kažkaip grįžą, nežinau, net kažkaip ir, bet atrodo tokiai tą. Biškijo pailsėsam dabar, šiandien kimarėlis, pailsam nuo miestą šurmuliaus, nes rytoj skrisam vėl labai didelį miestą. Į miestą, katras vadinas Ho Chi Minh ir žiesam, kon ten tas miestas mums gali pasiūlyti.
Sveiks, aš jau esu oro uoste. O kol aš veikiau iki kol atsidūriau čia, tai pasirodo mano pažįstams, mano draugėlis irgi yra Bankoke. Tai susitikom, nuvarėm į tokį barą, kad tarsi yra ant stogą, atsigėrėm po gėrimoką stebėdami gražų vaizdą ir tada nuvarėm pasidaryti masažą. Pėdų masažą, nors ten visko jis masažavo. Kainavo apie 6 eurus. Iš kinezoterapeutės, jeigu te būtų galim pavadinti, buvo toks pasiūlymas pateikts, kad atliekti ne tik masažą. Ir ko, tada galvoju, reikia atvažiuoti į oro uostą iš anksčiau. Pamėgos kelis valandas, rytungs tai ryti ir skrydis. Man yra bent, kad lauku į laipinimą ir užmingu. Ir vienas tik te buvau, atsikėliau ir lėktuvas išskridėsiau. Tai man dabar dėl to tokia baimė ir tai aš vis naktį nemėgau šiandien. Bet jau dabar laipien, tu jau pagaliau įliepsi lėktuvo, tik įliepsi iškart Engolti batai. Už poros valandų jau bus ant Vietname. Čia vis mansi laukiat. Kokie gražus pinigai, žiauriai gražus. Topsa. Ant kiekvienos kopiūros tas pats dėdi. Prikolas yra tame, kad čia yra milijonas dongų. Skelbu savi milijonierium nuo šiandienas. 1 euras yra 25 000 dongų. Good morning, Vietnam! Bandė man pasigauti čia visokiai pardavėja, taksistą, SIM kortelį siūlytoje. Ir to iš tikrųjų man reikia, bet man atrodo, kad ten apgaudinės man iš karto visi nori čia tik mane apgauti ir pasipelnyti iš turistų. Tiesiog varau peškom link miestą ir gal rasim kur nusipirkti kortelį, interneto neužkeltą kainą ir daugiau nesuplanavęs kol kas nieko. Hello. Hello. I want to go city center. How much? Center? Yeah, center. Center. Okay. Sėskai, sakai, viskas. Vis dėlto su autobusu aš važiaus. Mano biškiai bus protingiau ir nusipirkau autobusų bilietą už 5 000. Tai prasmalkiant biškį pinigų. Čia ir 9 000. Žiauriai faini pinigai. Labai gražus. Patinka. Opa! Aš jau čia. Važiavau kažkur arčiau centrą. Einu, kur akis vedu dabar. Nesakau, reik nusipirkti SIM kortelį. Ir tada reik pavalgyti. Čia mačiau vietinę ronką iškėlę ant per gatvę. Atėjau į tai gatvėlį dabar, kur labai daug parduotuvių ir visos senos prekiaun kažkokias firminės atseit rūbas. Bet tikrai gerų matau dalykų. Dabar neaišku, kiek ten kokybė, bet pažiūrėjau, ne. 4 eurą. Tai cheap, žiaurė. Toliau. How much? 550. Irgi nėra brangio, ne? Įda jaučiu gali pasidaryti biškį. I like it. Čia toks kombo. North Face ir dar Supreme ant viršaus. Yra nešmuitkai, iš ko dabar man reikia intiką. Da šitą įdomus dalykas, Circle K, ne? Vidurį miestą. Degal už tikrai nusipirks, bet tokia parduotuvė tiesiog. Masažą irgi čia reinam paslaugą. Kontik siūlį, dabar šitą vėl jau. Čia jau vairuotoje netokiai draugiška в Таиланде. Jau pipien viens ant kėdų zinanimi. Aš jau turėjau kokį 10 progų nusipirkti ant SIM kortelį, bet aš mačiau kažkur video, kad reik pirkti tipo būtina iš ten tokios krautojus. Nes ten pigiausia, geriausia trauk intik, žodžiu, būtina iš ten reik pirkti.
Ir aš, karočiui, vaikščiau, kai po valandos nervant tos krautais, negaliu pažiūrėti korą ir nes neturiu intik tiesiog. O vis tam, kad sutaupyčiau kokius jau 4 eurus. Price for 1 month. Padarė SIM turų intik neribotą mėnesio 4,50 €. Crazy. Hello. O čia tai vietinį valgyklą geras. Tai valgys. Hello. Keliavom man maisiau. Čia yra kažkokie makaronų sriuba su jautiena gal. Čia, nežinau, čia įvėdgėti ar ką. Lapų dar kažkokiu. Nežinau, ar irgi sriubmės, ar yra valgyti. Nu, žodžiu, paragausiu. Tikras, skaniai. Nebuvau dar te pavalgys, skaniai šio kelionė. Išleidau 72 000 vietinių pinigų. 2,70 €. Sriuba ir šalta kava. Deserto skrudintų bulkų su nutella ir bananas. Dabar parodysiu, kur šiandien apsistojau. Tai pradėkime nuo to, kad pasidarys čekiną tau daug tokį maišiok, kad ramiai ir ne tik rankšluojasi, bet ir skustuks, plaukam šukas ir duntų šepetuks. Tada gauni tokį kortelį. Atvara, atsirakini. Čia gali laikyti savo daiktus. Įsidėję. Užsirakent. Varom toliau. Čia ir tūlika, ir duša. Bet kiek nice, bet kiek tvarkinga. Dušas. Varom toliau. Dabar varom jau į mano kambarį. Nu gero, ne kambarį. Į mano lovą, katrai ir kambarį. Šitam kambarį ir 6 lovas. Mano ir ta šita. Bet labai gražiai padaryta. Šveitėjom galim pasireguliuoti. Turam porą rozečių. Galim šitas staliuks. Šitas staliuks kažkam susidėti. Pakaba. O didžiausias prikolas, kad čia žuvis plaukia viršau. Šliuris dar beje davė irgi. Ir visą tai man kainavo tik 6 euriukus. Bam! Kaip atrodo? Vėl pasėmiau pirdą. Veina deina, bet silpnesnį 50 kubikų, nežinau, kaip čia seksas važiuoti san. Bet tik 6 eurą deina ir lekam dabar. Pamatysit, kur lekam dabar. Bet prieš tai reikia pasistiprinti. Kon valgysam? Valgysam bami. Nežinau, gerą taru. Bet bami čia tim vietnamiečiam yra kaip mum cepelina gal kokiai. Tipo pats populiariausias čia autentiškas tradicinis patiekals, o tas patiekals čia tiesiog submarins ir, nu tai bet paragauti reikia steik. Bet negalvokit, kai čia į pirmą pasitaikius vietą atėjau, buvo užklausta vietinių, sakau, kur yra pati geriausi bami vietą, kur gamint skaniausia. Tai sakai, tipo, čia šitą, nu, kur dabas. Ir man jau atnešė, atrodo va tiep. Perpjaut per posį. Iš 7-Eleven pasėmiau kažkokios kavos. Latė tipo. Nėra, kad čia labai pigia buvo 2 eurų, čia 5 centą. Ragaujam. Aha. Nu, niekai patinga iš tikrųjų. Valgyti gali, bet kad vau būt, tai ne. Bami gal ir nieka. Bet tą kavą, tai aš patilies geriau. Neperkėt neužveiks pinigus. Gerai, dabar važiausiam, bet ir toks dalyks, kad nėra čia telefonų laikikliaus. Tai žiauriai apsisunkiantas vis važiavimas, nes Maps tai pastovė turi žiūrėti. Tai taip tipo atsisėdu ir čia telefon te pasidėdu, prispaud kažkap su kojom kiekien. Tuoj tipo taktik, nu bet kon bandom. You say when I need to turn, okay? Right, left, you say, okay? How is hello in Vietnam? Sim keo? Or what? Thank you? Kema?
Atvarėm užsipildyti benzą. 3 litriuką telpa. Litrą kaina apie 8-9 centų. Nu tai tipo. Galvoju, reiks susteikti su vietinį panelį kokį nors. Gal papasakos Anmonė apie anų kultūrą, apie tradicijas, biškį praplės, pasaulėžiūrą, susipažint su vietinės, nu galvoju, fainė. Tai pasikūriau Tinderį. Normal, ten atrodo panelinė, prisikėlus kažkokių pusnuogių nuotraukų, galvoju, paprastą mergaitį. Anglišką labai gerą rašinėjos, kokių C2 lygių, ta prasme, nu idealią. Ir galvoju, nu fainė, susitiksam čia, papasakos kažko. Kaip susitikom, pasirodo, neveido žodžiaus anglišką nemoku. Bendravom vis laik per vertėjai. Ir šiaip. Nu jaunu labai, ten 19 metų, jeigu nemelavo ir tai. Nu, matyran, kad nelava man ten patingi būti sen, tai... Bet nusivežė kažkokį prekybcentrį didelį. Tai ten pavalgė McDonald's ir išsiskerstė. O dabar reik dar biškį palaukti, nes kalbas man rūba. Tam pačiam hostelį čia išskalbs. 1,5 eurų sumokėjau už rūbų skalbėjimą. Ir meigos dar vieną nakčią. Žiauriai geras hostelis patinka. Varau dabar iki Karo muziejaus, pažiūrėsim, kas ten gera. Ir dar vieną dalyką susiplanavęs kol kas esu, bet čia rytoj jau pasiliksam, reiks prasitęsti. Pirdą dar vieną dieną, kad turėčiau. Ir važiausam, bandysam su tą pirdą nuvažiuoti 5 km iki tokių tunelių, kad reikia ir išlikiam po šaltoj karą. Tai ten palandžiosam ir šiaip gal nevaryčiau ten, bet ten gali tipo dar pašaudyti daug. O aš gyvenime ginklą rankos neslaiks, tai turėtų būti smagia. Čia kažkur tas Karo muziejus ir važinėjus, aiško veis, kur prisiparkuoti. Ir žmogelis sako, akšien. Tai paliek savo mopėdą čištą, sakė, pasaugos. 8 centų kainavo pasaugo jiems. O. Akinuks pardavinė. Nu, kadangi čia ne edukacinis kanalas tier, tai aš jums tik galiu pasakyti, va teik. Žiūrėk, koks raiktas sparnis. Ir tanks. Čia gilvieta. Auč. Tokiai narva žmonėm. Tipo seniau Vito iki suguldydau. Veito kalėjimą. Guliek, sako. Ir paliekdavau, sako, keliom dainom. Nedaudavau, nevalgyti nieko. Čia yra tipo kažkokį detalį, kad buvo skirta statyti laikinim tiltam, bet ana po to buvo naudojam kaip kankienim būds dar vienas. Tai tipo kalinius nurengdavo pliką, jis sako, daryk kulverš sperton. Nu žiaurė. Šitą bombą stogi didžiausia. Nu kosmos. Per Vietnamo karą Amerikoną porkždavo miškus su tokiam labai pavojingom cheminėm medžiagom, siekdami tos miškus išnaikinti, nes ten slėpdavos tai Vietnamo kare. O tos medžiagas bet kiek pavojingas, bet kiek kenkia sveikata. Ir po to gimdavo žmonės, o tokiai su apsigynimas. Visai patiek šiaip man tas muziejus, nes labai didelis istorijais mėgės, bet patiek. O tim, kam patinka istorija, tai išves šį kosmos turėtų būti, jeigu bus kada nors Vietnam, Ho Chi Minh miestį, būtina atvarykė čia. Tiek Tailandė, tiek Vietnam ir tokiai va dalykai, prie kiekvienį tolik, visur ir. Manau, suprantat, ką man ir skerts. Manau, dabar ir pats laiks išbandyti. Nu, aš jau pasiruošęs, bandau. Kučeliaun. Visai gal ir patinka iš tikrųjų. Eik, tai geras, patiek. Šiaip čia Vietname dar sunkiau važinėtis su mocas negu Bangkoke. Aišku, šitai vairuotojai mat, kad turi važiauna atsargę, bet
Nėra lengva. Kiek važinėjaus, tai kol kas tik veina avarija, mačiau mašiną, biškį užkliuodį mocą. Motociklininkas nuvertų ten biškį, bet deklaracijų jokių nepėlė, tiesiog atsistoji. Biškį sak, ai, skaud ir nuvažiavo toliau po to tiesiog. Milijonai jau išleido, nusiims dabar dar 2 milijonus. Milijonierius esu. 2 milijoną 8 eurų. Atvariau dabar į to kvietinį torų pasižiūrėti, kaip čia kas. O pažiūrėjau, jeigu nori perėti per perėją, tai taip šitą eini po biškį. Ir viskas. Eastern Europe. Galvoju, gal kokį mėgstinok reikėtų nusipirkti, nes ryto, jei vis palei planą važiuoju į Kietą miestą. Uns vadinas Dalat. Uns yra aukščiau virš jūros lygiaus, tai ten automatiškai gaunas, kad biškį vėsiau yra. Kiek tas vėsiau, ten 9:25 naktį iki 15 pakrent. Nežinau, ten man to mėgstiniausias tiek reikės ar ne, kas jau čia ten nusipirks. Atvariau į tai gražią vietėlį ir galvoju, reik čia paeditinį video. Tai šitą man darbą veitų. Kai tako. Fains parkėlis, viskas ką apie fainė. Tai galėtų nebūti čia tų šlikščių vėliau prikabinėtų. Prasitęsiau emocijų dar vieną dieną. Vėl užeditino video. Jau sutema netgi. Ir beje nusipirkau bilietus, važiavau į Kietą miestą, o važiavau sam ne bet ką, po su tokiu labai įdomiu autobusu. Anglišką ant vadins Sleeper Bus. Lietuvišką, nežinau, autobusą, kad reikia ir pritaikyti mėgojimo. Turėtų atrodyti kažką aptėp. Tai nekantrauju, bet on pamatysit kitam video. O dabar reikia varyti kažkur pavalgyti ir kadangi jau sutema, nuvarysim irgi pasižiūrėti, kaip atrodo Vietnamą, Ho Chi Miną miestą, naktinis gyvenimas. Šitą jau žiūrėk dar vien baimė iššauti. Tokiu aplinko valgom. Man atrodo bus skaniai. Jo, visai skaniai ir buvo. Skaniau nei vakar. Ir pigiau. Eurų 3 sumokėjau. Desertą, o da pasėmiau gerimukų biškį. Ir onigiri čia toks įdomiesnis biškį. Grilled salmon. Nori mixed onigiri. Čia eurų spam. Oi, kaip šveit, o jos zaumari. Tai užkondam ir tada varom pasinerti ton naktinį gyvenimą. Šitą vietnamė čia toj žaidėjom tor. Toj ką badminton musėlį mušinė į ne bet ką mušinė. Kaip, keita? Visai gali ir aš pabandyti. Iškart laimėjau tašką. Ok. Oh, sorry. Biết đá nha anh Tày, đá được nha anh Tày. Nice game. How is this called? Sabokap. Wow. Your? Reikia vien pabandyti tuokį atmušti. No, good. Nu, nelabai šito judesiaus. Nors čia tipo pagrindinį gatvę, kur judesys turėtų būti. Ai, ne, šitą. Čia jau jo.
va taip netgi ir. Bet ten vidau tai tuščia. Netor klientos moteris. You want it? I will scout you, mate. What? I will scout you. You want? Take one for free, baby. Oh. Maybe later, yeah? Thank you. Kitokios pakraipos vyrs. Pamerk Monaik, sak, varom į viršų. Nedėgau. Galvoju, reikia pasiimti tokių ledų, nes da valgys duomečių visai neįgaminas. Bet ką agresyvė, kada auža. Ramins. Kaip, vis gerai. Nu įdomi, ragaujame. Nu neblogi tai ledą. Rodo mergos fotki ir parašėms, kad čia tavo kaina po to. Pastebėjau, kad jeigu filmauju į priekį, ne vis kad viską ant siūlo, bei kamerų matyt. Nueinam biškį nuo pagrindinės gatvės, lendam į Skersgatvį. Nu ne, čia ne gero, reikia grįžti atgal. Nufilmavau kon tik įžangą video pradžia. Tai negalvokit, kad aš kažko ten daugiau sandariau. Aš atėjau, sakau, galiu padaryti video, tu man pamasažuok pečius, tą veidą nesimatys ir sakau, kiek tu nori iš to. Sakau, 100 000 daus, 4 eurus, 5 minutės užtruksam. Saka, ne, nes vien, kad nueiti į viršų į ton masažą kambarį, tipo, anuom reikia sumokėti 100 000. Tai 200 000 sumokėjau, 8 eurus, tai padarėm ton video per 5 minutės. Nu ir kad jau sumokėjau, tai dar biškį ir nogar pakasi. Tai va, toks tokėlis, toks tas Vietnamo naktinis gyvenėms. Iš tikrųjų labai panašiai, čia viskas kaip ir Bangkoke. Nu, bet smagiai. O dabar aš jau varauju hostelį meiguoti, ryto bandys biškį anksčiau atsikelti ir bandysam supirda 5 km ar kiek ten yra. Nu kažkas tokį, nuvažiauti, pažiūrėti tų tunelių ir pašaudyti. Susitinkam ryto. Prieš tai buvau su kuprinė. Prašom, palikau. Nežinau. Bandau palei video atsekti, kur aš čia galėjau paliekti. Man atrodo, kaip žaidžiau. To ant badminton. Radau. Buvau paliekti ten, kur valgiau sumuštinį. Kokias 2 valandas nepajutau, kad be kuprinės. Wow. Einu į hostelį ir užkalbėt man tokiai turistą irgi iš Olandijos. Saka, neišint pinigų nusiimti, nedaug pasirinkti anglų kalbos. Sakau, nu gerą, varom iki kitų bankomatų, nuėjom, suvalgę kortelį, nebegražien. Šiaurė. Norėjau gerą dar padaryti. Aveš skojus nenorat, kaip užkandžiaus. Visokių skonių ir. Nu nelaba pavyks man anksti atsikelti čia, bet ir kaip ir. Tai lieku greičiau į tus tunelis, nes važiuoti jau čia apie kokius 2 valandas, nedaugiau su tą pirdą. Po to grįžti, o dar ten ir pabūti reikia. O man jau reikia atiduoti tom pirdą apie pos 5. Tai laikas spaudžia, lėkiam.
Pusantros valandos važiavau ir lieka dar vateik. Let's go. Tipo čia kažkur, bet tai nepanašu man iš vis. Palau. Nu atvedu čia, bet reik jaučiu kažkur Vagilio važiuoti link čia. Pagaliau atvariau. Biški statistikas. Kelionė trok 2 valandas 20 minučių. Buvo padaryti 2 sustojimą, vienas į parduotuvę, vienas čia apsau. Ir buvo beveik padaryti avariją. Taip staigė užstabdė mašiną prieš asmenį, aš irgi tada staigė ant stabdžių. Ir sumėti biški varą, taip kažką, nu žodžiu, bet vis gera. Ir dar bevažiaunant irgi telefonas, nu čia žinau sėdins, tai ten iškretinant kelią, bet nebuvo daug mašinų, tai viskas gera, telefono irgi niek neatstiek. Dabar varom žiūrėti, kas čia gera. Sektorą ateidė gids ir visas mums į tas tunelis. Nu, nekantrauju, įdomai greičiau atego ten. Paimgi filmą kažkur, sak, žiūrėk, kad... Nu, bandom ilgiais, taigi belekiek siaurą ir belekiek. Eik tu. Voku. Kas čia? Ir tai čia, saik, dar praplatėn, tipo tus tunelius. Seniau būdavo daug siauresnį. Kad tipo tik vietnamiečiai galėtų ten čia pratėlti. O amerikoną tipo nepratėldavo, dėl to siaurus darydavo. O dabar biškėlį praplatėn, kad turistą galėtų palandžiuoti. Aš čia nepelpinta. Nesamoji. Da su kupriniu. Galvojat čekmau ir... Čia ir tuneliaus ventiliacijai. My name is Vivo, okay? Like her, like me. Tuo skilėtų. Per tokį lyzdo vietnamiečiai tunelis. Light it up, okay? Two hands up. Just slowly. Keep going. You can get inside further. Šitą biš didesnis. Tokiem žmonėm, kaip aš padaryti, bandau. Apsimėtą lapas. Follow your daddy. Prikol. And someone step on the one side, and the other side go a bit full in there. Try to keep balance, you know. Step on. You see that? Be careful, young lady. You can take picture if you want, but don't try over here, please. Tokį principalus pastadarojami. Čia jau rimtiesnis bunkeris. Platus. Mums buvo skerts kariam mėguoti. Lovėlis šitą. Ai, vėl lysti. Nulendama, kon. Ančiukų vakščioju. Taip sužeistus, kuris neždau. Uždusien visi grįžo. Gera, kad nejau. Nesam man čia landžiat, man po tos tunelis tokiam dideliam. Plius kupreinda tur. Čia baigės ekskursijai vaišiant kažkau. Klausu žmonių, skanė. Sakan, valgom, bet nevalgom. Like it? Processing? Butter with peanuts. Yeah, definitely. Nu jo, valgom. Yeah, it's okay. Nu gal ir visai fainė čia. Bet kuo labiau lauku, tai pašaudyti. Dabar varau nusipirkti kulkų. Liam, šitą gali išsirinkti ginklą kokį nori. Vienu kulką 60 štukų. Apie nepilna gal 3 eurus. Ir mažiausiai turi 10 pėri, tai čia kokie 2-5, gal 3 eurų šeitų. Biški gaila, bet žiauriai noriu pabandyti. Ir negali bandyti skirtingų ginklų, gali tik vieną pasirinkti. Tai nežinau, katro jūs imtumėt, bet galvoju gal ton, bet kaip ir neįdomė, da tą pat kainą galvoju, kokiam 7 reikia jau čia imti. Nu į pizdu jam.
Nu, nusipirkau šitą daiką kažkokį čekį, tipo. Ir dabar atvarys pasiimti manęs mašiną, tipo, važiausiam į šaudyklą. 2-3 eurą vis dėlto galvos. Brauk, bliam, čia man visas dainos biudžets, bet tikus bus smagia. Hello. Atvažiuom, tipo. Hello. I want to shoot. Two doors. O, čia tai bus dabar. Okay. Niek negertų dabar. Hey, open your right eye. Right eye? Yeah. Aha. Ready? Yes. Bijau. You want lower. Lower? Oh, yeah. Two doors. Beveik pataikiau taikinį. Reik žemiau. Okay, no more. Baigęs. Yeah, no more. Nice, thank you. Yeah. Bye bye. Nu, kokį 20 sekundžių užtrukau, varau atgal dabar. Visai patieka. Man atrodo, ne vien kartą nepataikiau į taikinį vis laiką, ar biškį per žemą, ar biškį per aukštą. Bet aš galvojau, kad atotranka ir daug stipresnį, ten visiškai nėra. Bet man atrodo, dėl to, nes tas ginklas ten pritvirtins ir kažką. Aš tikėjausi, kad ten šaus, pum, ten atgal mes, bet niek. Gerai, vis varom atgal. Hello. Nu šitą parėjau, bet reik lėkti atgal greičiau į ton Hočiminą, nes reik atiduoti mopėdą. Iki pos 5 turėčiau atiduoti, bet nėra šansų, kad spėsiu, tai biškį pavėlaus, žiūrėsim, kon sakys. O čia tai įdomi, palandžiuoti, tas tunelis, aišku, pašaudyti irgi patiek. Pirms karts galvojau, bus lengviau pataikyti taikinį. Per 1.6 tikrai lengviau ir tai galiu pasakyti, bet smagia. O sukainavo tai įėjams į tos tunelius su gidu 125 000 ir 10 kolkų iš kalašo 600 000 ir dar už parkingą 6 000. Tai 703 štukų kažkas tokį. Apie 30 eurų jaučiu. O dabar kokiais 2,5 valandos važiausiu atgal. Pagaliau. Grįžau. Valandą pavėlavau atiduoti mods, bet niek nesakė. Viskas gerai, atidai pas žodžiu liuks. Šiauriai išvargiant kelionę, apie 2,5 valandos važiavau ir vėjas laik. Nu gal pirmus 15 km ten normaliau nebūtų mašinų tiek daug, bet po to. Nu kosmos, čia didžiausias mies 9 milijonų žmonių gyvena. Ir atrodo vis tai 9 milijonų ant mopėdų susėdėm ir važiavom. Kur tai... Aš varau dabar į kažkokį kavienę, atsisėsiu, pabaigsiu didinti video ir bandysiu kelti šiandien. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, spauskit laiką, gal net subscribe. Sakė, nesijus dvirčiniau, tik aš draugiška, čia į žondą. Galėtų užsimerkti, kol bučiauju. Siuntu jums bučkį. Iki.